eina savo. Negaliu patikėti, kad lygiai prieš 114 dienų aš būtent šitoje vietoje jums sakiau, išlikim patriotiški, išlikim budrus, nes blogio jėgos veikia visur. Tai wow, to biškrai žmogus. Tikrai ne mano iniciatyva, bet žmonės išliko ir galbūt kai kurie tapo patriotiški ir budrus. Dėl to dabar esame čia. Tai kad ir kaip liūdnai atrodytų ši situacija, aš visada bandau ieškoti pozityvo ir pozityvas, kurį matau, kad žmonės nėra abejingi, kad žmonės renkasi ir jau ne pirmą kartą įrodo, kad paprasti civiliai, patriotiški Lietuvos gyventojai gali ir atstovė už save, už savo šeimą, už savo draugus ir yra pasiruošę čia stovėti ir būti tiek, kiek reikės. Ir labai smagu atėjus į šitus protestus, pamatyti daug pažįstamų žmonių, pozityvių žmonių ir atrodo gana makabriškai, kai žmonėms, kurie stovi prie laužų, atrodo valstybė rūpi labiau negu tiems, kurie sėdi čia už lango. Ir jeigu grįžtam prie nepozityvių dalykų, tai čia po dešinę yra priminimas visos tos kovos, kuri atnešė laisvę, į kurią labai aiškiai yra kėsinamasi. Tai chebryte, nepasišiukšlinam ir rytoj bei poryt susirinkam vėl čia ir tikrai nemanau, kad aš esu pirmas žmogus, už kurio išgirstat šitą informaciją ir tikrai nesu kažkoks informacijos skleidėjas, bet būtinai turiu priminti, kad 16, 17, 18, tai 16 jau nebespėsit, bet 17, 18 atvykit čia į Nepriklausomybės aikštę ir atstovėkit už mūsų laisvą mylimą Lietuvą. Įsidėkit termosą kokį atsigert, nueikit prie laužiuko, pasišildykit, gal ir iki rytojaus. Iki!